Labas! Noriu papasakoti apie mūsų 4 dienų kelionę iki Albertvillio, Prancūzijoje su elektromobiliu Tesla Model 3 Standard Range. Papasakosiu apie krovimo galimybės ir kainą trukmę. Keliavome su žmona ir garbanotu retrieveriu Kariu. Taip pat mūsų kelionę apsunkino audra Borisas, siaubusių rytų ir centrinę Europą iš Daigos. Keliaujam! 4 valanda. Tripas nuresetintas, pajudam po truputį į Prancūziją. Pilnai pasikrovę, su šuniu, su dviračiu supakuotu ir visą bagažinę. Važiuojam dabar, pasimsim Giedrę. Ir pirmas krovimas mūsų bus Suvalkuose, o nakvynė Varšuvoje. Sekantis stojimas bus Suvalkų krovimas. Starą bagažinę? Taip, 2,50. Sustojom už Kalvarijos pasivaikščioti. Va, tokioj stoteliai. 3 valandos nuo išvažiavimo. Geras. Niekas nevažiuoja į lenkimą, dar biškį bijo. Tai čia gal galima. Čia 60 greitis. Ai, čia 60. Suvalkų Greenway. 221 km, 140 vidutinis. Aišku, dar turim 40% baterijos, bet nueisim į parduotuvę, pasikrausim ir kad jau pasiektume Varšuvą. Per 3 valandas atvažiavam. 3 valandas pajudam. Lekiam į Varšavą. Liko apie valandą. Atbulavom Varšuvoje į Superchargerį. Mūsų kelionė atrodo taip. O ir iš viso man atrodo gerai. O, Center Tesla Iconic. Kokį greitį gaunam? 103, 100 kiam. 105, 7, 107,2. 8 ryto, kraunamės į Varšuvą. Iš Varšuvos ir pajudėsim link Kapfenbergo pro Katowicę. Problema ta, kad net keliose vietose yra severe weather alertas Google'ai dėl heavy rainfall, o prie mūsų apsistojimo Kapfenbergo Austrijoje flood warning. Keliukas link Katowicės, biškį lynoja, aišku, severe weather alertas dar vis yra, tai matysim, bet kol kas super. Galima 100 kiam, mes biškutį lėčiau. Biškį dar įsikrausim šiek tiek ir tada jau iki Katowicės. Nu va, sustojom kavutę pagerti, kol maškė kraunasi. Biškį kojas pramankštint, visai lyja smarkiai, tai tokia pramoga. Nežinau, bandom planuoti, kad praleisim Katowicės Chargerį ir į Olomouką jau Čekijoje, bet prognozuoju, kad su keliais procentais tik atvažiuosim, tai žiūrėsim. Gal labai nelėksim, kadangi labai lyja, tai kažkiek susitaupys tos energijos, arba kažkur sustosim arčiau. Ką e-sporto gerbėjai į Katovicę CS palošt, pažiūrėt
Trymą. O mes judam tolyn. Iš tikrųjų, Autopilot Limited jokia for visibility, mano irgi. Čia geras publika. 60 galima važiuoti ir dar average speed check zone. Jau beveik atvažiavom į savo sustojimą, panašu, kad nebus problemų jį pasiekti. Dvi valandas kiem 8, atvažiavom prie pat Superchargerio pavalgyti 17%, o rodė, kad atvažiuosim tik su 5. 286 km, 156 naudojimas, panašiai apie 110 važiavom, nes smarkiai lyjo ir dar buvo kelio darbų biškutį. Nu va, dėl perestukino valgom laukė, nors visai šalta, dabar jau tik lietus apstojo, o ten gražu, šilta viduj, bet sakė gžek, no, ček. Tai va. Uitu. Kita stotelė viena. Vien savo remontais. Non-stop. Varom per remontus. Kalnai ir ežerai. Ir viena pusė, ir kita pusė. Ar Laurės? Jau beveik Austrija. Jau pats galas. Čia. Čia jau austriškas kažkas. Österreich. Austrija. Nuvažiuota, atvažiavom į Vieną su 7% ir krausime. 73, 174, max varom. Let's go. 175. Austriškas vėjas. Neša viską iš dešinės į kairę. Taip va. Pusryčiai. Nes kažkas negali pabūti vienas. Kopenhoferio kažkokia. Tai dabar Kaffenbergo, jo, sustosim Villach prie sienos su Italija. Tikslas Monza. Biškį šiandien užsivėlinom su pusryčiais, beveik 9 išvažiavom. Vakare laukia draugai. Traukinys važiuoja, vejamės traukinį. Pagerėjo biškį oras, beveik nelyja, vinguriuojam austriškais kalneliais. Autostrada baigėsi, labai toks daug posūkių ir labai daug medienos įmonių. Bet čia gal premium segmentas, nes
austriškas Lietuvoje medienas, tai nežinau, kas čia naudoja. Stojam Austrijoje ir štai toks vaizdas atsiveria prieš magistralę. Snieguotosios viršūnės. Labai gražu. Na, o mūsų kelionė tęsiasi. Turėtume atvykti su 11% už valandos. Kilometrus in charge. 2 valandas atvažiavom krautis. Nu, tai aišku, čia mums daug reikia pasikrauti, nes 270 km reiks nuvažiuoti iki Padujos. Va. O įdomus dalykas, kai važiavom, mums going uphill cost 16%. Tai jau čia ne lietuviški kalnai buvo. Tai va. Link Italijos. Aišku, pyksta Džordžas, bet vaizdai tokie. Atrodo, kad mes Afrikoje, o ne Italijoje. Saulė šviečia, karščiausia, žaliausia. Australija tiesiog. Venecija. Šiaip greitas buvo. Greita kelionės atkarpa, 279 km, 1,54 vidutinis suvartojimas, nors visur lėkiam 130 ir dar daugiau vietom. Kur leistina. Taip, toliau pasikrausim ir link Monzos. Orą išvažiavom 6, dabar 27. Va tai tau. Bet trečia juosta 0 nusprendė važiuoti. Nu, būna ir taip. Kažkokie parasparniai dar. Čia taip normalu važiuoti? Ant juostos. 200 km, dar net anksčiau negu planavo. Taip, kraunamės toliau ir tik dabar pamačiau, kad jau 2000 km nuo namų. Neblogai. Full kamštis, kad tokį bilietą įdėt į vieną iš juostų, kurių yra bele kiek. 15. Dar šitas čia nori. Nenorėk. Yeah, also some Lithuanian names here that don't sound very good. Like And friends. Labas rytas, jau pirmadienis. Pajudam iš Milano link savo Albertvilio. Finalinės maršruto stotelis. Jo, kol kas. Tai mus Italija sutiko su kamščiais ir vakar, šiandien judam irgi palengva. Laukia dar vienas krovimas Čivaso mieste ir tada jau atvyksim į lokaciją. Nu va, jie jau atostogauja, jiems super yra geras laikas. Now enter the roundabout and take the first exit. Lauris yra čia. Nori lėkti ir Lauris jau, nori. Nu va, paskutinis turbūt stojimas prieš mūsų tikslą. Atvykom į miestą šalia Torino. Esam vieninteliai kol kas superchargeryje. Kraunamės ir varysim. Na, o kiek užtrunka pasikrauti? Tai žinoma, iki 100% užtruktų gerokai ilgiau, bet Tesla Route Planner paruošia visą maršrutą ir pasako, kiek reikės krautis. Tai
Mūsų šito sustojimo estimated charge time 15 minučių rašo, tai dabar liko tik tai 12-13 čia kaitaliojasi. Aišku, atvykome su šiek tiek daugiau baterijos negu optimalu, buvo 34%, bet greitį vis tiek turim 138 kW, tai pasikrausim gana greitai. Ir tada mūsų tikslas per kalnus atvyksime į Albertvilį. Na, o nuo Lietuvos jau sukūrėm gerą kelią per šitą visą pusytę, taip opa, čia kirtom, taip ir liko 212 km iki tikslo. Jau įveikėm beveik 2200. Vidutinis efektyvumas energijos vartojimas 161 vatvalandžių į kilometrą, bet tikrai jau Italijoje tai nėra taip, kad labai ten jau ekonomiškai važiuotume. Autostradose 130 galima, tai tiek ir važiuojam. Tai sakyčiau, geras efektyvumas. Paskutinius 50 km 160. Važiuojam link Prancūzijos. Už valandos turėtume kažkur jau privažiuoti. Labai gražus keliai, kaip per pagalves važiuojam, kaip ant čiužinių dormėjau. Almost at the end of Italy. These gyms do fantastic, so about to have an espresso. Stop per la cafe, 12 valandą, geria kapučiną. Kas? Žmonytė. Ai. Olaus va, un kafe. Bet čia prieš didžiulį tunelį esam ilgą ir jau tunelio galas yra Prancūzijoje. Įvažiuosim Italijoje, išvažiuosim Prancūzijoje. Tai biški kamštukas. Ir čia dar turim galimybę pasikrauti superchargeryje. O vaizdas tai labai gražus. Tai va, pabiški judam. Prancūzų ir italų vėliavos. Ten va bilečiuką gausim ir varysim. Mont Blanco tunelis. Sumokėjom 5 eurus ir davė lanksnuką, ką daryti, jeigu užtriksi tunelį Mont Blanc'e, ko laikytis ir saugaus eismo taisyklių. Galimas greitis 70, viskas yra filmuojama, jeigu pasilaikai 150 metrų tarp kitų mašinų, tau kardik. Bet čia ne visi laikosi va jau. Koks ilgis? Nu, atrodo, kiek čia? 12-13 kilometrų, tai jau neblogas tikrai. Važiuojam pro Mont Blanco apačią. Sveiki atvykę į Prancūziją. Įspūdinga. Pravažiavom, buvom virš 1400 virš jūros lygio metrų, dabar apie 400. Tai paskutinių 50 km average consumption 51 ir krenta. Tai, nu, įdomu. Pasiektas Albertvilis. 2400 km paskutinis kelionės lėgės buvo 211, 150 vidutinis. Bet buvo labai daug nuo kalno, kaip rodžiau prieš tai. Tai šiek tiek dėl greičio daugiau sunaudojom, bet manau gana optimaliai. Labai geri keliai. Truputį yra kelio remontų, bet viskas tai super.
Bendrai kelionėje vienas superchargeris Italijoje tik tai 35 kW davė, tai tiesiog į kitą atsistojus viskas buvo gerai. Ir jokių daugiau nesklandumų Tesla ir Green Bay Lenkijoje teko naudotis. Na ir šiek tiek statusų apie kelionę. Tai iš viso turėjom 10 krovimo stotelių, vidutinė trukmė sustojimo 25 minutės ir nuvažiavome 2400 km. 175 eurai su trupučiu viso krovimo kaina. Keliai kainavo dar truputėlį daugiau nei krovimas.